kaip ir į centriuką važiuoti, bet pasikeitė planai, man reikia važiuoti iki mokytojos. Tai mes dabar važiuojam iki mokytojos mano ir tada susitiksim su kitom likusiom ir važiuosim ir varysim iki centriuko. Tenais reikia būti vėl 12. Ir šiandien bus rūbų dizaininimas kažkokie. Išeisim karačią. Jo, tai va. Nežinau, kas pavyks man, bet kažkas. Dabar išlipom iš autobuso, einam iki mokyklos. Aš dabar į biškį rodžiau, ką editinu antrą dieną. Šiaip žinokit, čia nėra lengvas darbas. Aš dabar šitą antrą dieną editinu vakar 3 valandas. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ir aš dar nepabaigiau. Tai va, finally. Gerai, mes susitikom su likusiam, liko dar Marija. Mes dabar laukiam ir eisim. Nieko įdomaus. Rytoj 9 čia būsim, tai mes mirsim, bet jo, tai va, peace out. Mes dabar laukiam Marijos ir ten stovi mūsų gražuolis darbuotojas Vysmantas. Gaila, ne su Havajų marškiniais, sakė ateis rytoj su Havajų marškiniais. Tai va, jis jau pasidaręs ant gyvenimo ir jo žmogus deginas. Ateina mūsų darbuotojas. Labai confidence jaučiasi. Realiai pagalvojo, kad mes jo laukiam, nors mes laukiam Marijos. Okay. Biškai žydė. Bet nėra tokio, jo. Vysmantas nebūtų Vysmantas. Pagaliau atėjo mūsų vėluotoja, jinai sakė, kad jinai tu ateisi, jinai karačiai namie kimarino. Būna visko. Pačią darmyje turim, jo. Kažkaip man nebiuotų, man nežinau. Labiau dėsnis. Mažiau didesnis buvo, tai jis kol nukratydavo, įkvėdavo tokia pavūga. Ne, man pažinė. Čia bus negerai jau. Sekundį. Gerai. Jau iškart prie apačios dėkit kojas. Nelenk, tik nelenk. Kebabo negausi. Gerai. Jūs dėl kebabo pasistengė, jo, gerai. Dėl kebabo pasistengė. Negausiu kažkuriuose maisto. Jeigu negaus. Dabar gaus? Įprasės. Negausiu. Prasės kojas. Negerai, čia yra. Reikėtų ir vienas skirtumas. Palaikyti. Per keltą irgi atsargiai. Man negerai šiaip biškį, bet nu gal. Blemba, labai. Žudyk balioną, žudyk. Gerai. Ne. Matai, nežaik Braziliją. Aš galiu. Gerai. Supraskit, kam tas raštas labai sudėtingas. Mūsų būdus įdėčiai. N raidė, tai pašyti. Aš taip žiūrėjau. Atėjo. Esmė, kad teltų užtrunka šis metu. Ateivis. Kiek? Lova. Gerai. Gėlė. Gėgliai. K. E. G. D. C. Gėgliai. Ką? Medžiaga. Šortai. Po vieną. Enrika, žėsik, tai vaikino. Į eilės tokia geriausia šis po vieną ganyti. Marškiniai. Juoda. Užskaitom. Ne. Kaip reikia. Jie nieko negirdi, dėl to reikia. Jūs galite Nesi.
Šiaip tai iš lūpų skaityti gerai. Nesi o O, I o J, A, A, M A ir S. Vismantai neturėjo būti. naujas, Š. I Koks ten žodis? I, C C, A, pica, O, D, D, U, duona, Simonas M, pradėjo. Ma, X'as, K, Ma, Menėčiai. A, Maka, makaronas, E, F F, L I, filmas, Jau. Eis čia. Ai, taip. PAC, Kitaip. jaunimo centras. Dabar turim kaip po pietų pertrauką, bet mes piešiam ant rūbų su tekstiliais dažais, tenais irgi galima eit parodysim. Visi dabar išėjo spurgyčių, tai mes parodysim, kas čia vyksta. Va. Žodžiu, nežinau, čia kažką veikia. O, labai gražiai atrodo. Va, raštai, labai gerai. Stikmenas. O, gerai. Danielė dabar čia piešia. Yes, sir. Bandau nukopinti. New drawing, tada šitas drawing. Very pretty, very nice. Kaip sukurti superherojų? Supus. Svarbiausia ingredientas. Dabar mums reikia daryti užduotis. Mes esam Pepko parduotuviai. Mums reikia, duodi klapą, mums reikia įvykdyti užduotis fotografavimo. Mes dabar turim švaros statą, va dabar jas pasiekti. Mes dabar foril pasimetam švaros skyriui. Jo. Mes dabar rimtai pasimetėm švaros skyriui. Kaip vakar. Žodžiu. Aš esu ryteris, štai man šomas. Čia yra remeliai. Žodžiu, mus to iškykins iš Pepko. Mums to iškykins iš Pepko. Žodžiu, mes... Tai davai darykime, ką nors, mums reikia prikoliškų. Mums reikia prikoliškų. Atrodys, tai ant viską tą darusyti. Tiesias, Einame į persirengimo kabiną. Šiaip mus kamera stebi. Ką sakai? Avragedai in IAC. Pasigūnai, kas yra. Asme. Pasigūnai, kas yra kontrastas. Jūs esate kontrastas. Gerai, stokis, reikia dar nufotkit. Šagė. Stokis, eik čia. Eik čia, nufotkinsiu už tave čia. Ateik čia. Tyliau. Aš negaliu įsivažiuoti. Supliušė mobilų.
Suplėšėm audimuką. Blėt, greičiau. Tai va, dabar einam namo po pristatymo, aš nieko nevloginau, nes pamiršau tiesiog. Bet buvo faina, pristatėm, prisijokėm, galėsit matyti medžiagos, kas ten vyko, nes mes turėjom užduotį tokią, turėjom grupinę užduotį eiti per Panevėžį ir ten buvo 30 žodžių ir vienas žodis, viena nuotrauka žodžiu. Tai kūrybiškai pabuvom šiek tiek. Ir jo, ir buvo labai faina, galėsite tenais matyti. Įkelsiu, ką nufilmavau, nes nenufilmavau pristatymų, kad ir kaip būtų gaila, bet ten buvo labai faina. Tai va.